šiuolaikinis Lietuvos menas tikrai turi savo koncepciją ir turi visai neblogą ir ganėtinai patrauklę tiek užsieniui, tiek mums patiems. Ir jisai turi tikrai neblogą koncepciją menas. Senesnis jis taip, jis buvo tikrai kopijuotas, bet sakyti, kad jis dabar kopijuotas, tai yra visiškai didžiulė klaida. Aš dar dėl to kopijavimo šiaip norėjau pasakyti, kad pačios tendencijos buvo kopijuojamos, tai yra pats meninis braižas, bet ar šiaip ar taip tai kūrė individualūs menininkai. Ir tas kopijavimas, man atrodo, vienokio ir kitokio atveju yra sąlyginis, nes tu kopijuoji, sakau, pačią tendenciją. Paskaitą mes pradėjom skaityti būtent dėl to žodžio psichodelika ir psichodelinis vartojimo, kad mes jį kartais vartojam visai nesižvelgdami į to žodžio istoriją ir tai ar jis susijęs su kažkokiu laiku, su kažkokiam sąlygom ypatingom ar panašiai. Ir mes jį vartojam tiesiog įvardinti kažką, kas yra labai spalvinga, mirguliuojanti ir kažkokia keista muzika, pavyzdžiui, ar panašiai. Ir būtent šiandien mes skaitėm paskaitą, kur labiausiai mes ką atskleidėm, tai kad psichodelinis žodis ir pati psichodelika kultūra yra susijęs su 7-uoju dešimtmečiu, ypatingai su kontrkultūra, viso 7-ojo dešimtmečio. Psichodelinis menas, jisai skirstosi į kelis etapus. Tai jo ištakos yra būtent 7-ame dešimtmetį, nes haliucinogenų vartojimo mada davė pradžią šitam psichodeliniam vizualiajam stiliui, kultūrai, madai, apskritai drabužių ir ten taip toliau. Ir kai baigėsi 7-as dešimtmetis, 8-ajam dešimtmetį psichodelinį vizualinį stilių perėmė milžiniškos reklamos kompanijos ir korporacijos ir taip toliau. O po to buvo kažkoks tai laiko tarpas, aš čia trumpai galiu apibėgti ir tada reivo kultūra su skaitmeniniam technologijom kartu vėl perėmė psichodelinio meno braižą, o dabar šių laikų psichodelinis menas būtent yra vartojamas tranzerių kultūroje. Tačiau yra, sakau, tos dvi tendencijos. 7-as dešimtmetis, 8-as dešimtmetis tarpas ir po jo. Psichodelika ne tik Lietuvoje yra susijusi su tranzerių kultūra, tai yra visam pasauliu dabar susijęs su tranzerių kultūra, o kas Lietuvoje vyksta tranzerių scenoje, tai apskritai yra palyginus lašas ir galbūt tai yra kopijavimas. Tos mirguliuojančios spalvos tai buvo nuo pat pradžios, nes būtent haliucinogenų poveikis sukelia tavo sąmonėje mirguliuojančių spalvų efektą ir tas haliucinacijas, kurios po to yra pritaikomos dailėje ir taip toliau, bet pats psichodelikos terminas, jisai populiarioje kultūroje buvo pradėtas naudoti roko muzikos atstovų kūryboje. Holy Model Rounders ir dainos žodžiai buvo I put my psychedelic foot in my psychedelic shoes, oh lordy mama, I got my psychedelic blues. Mary Pranksters buvo toksai judėjimas, kuris praktiškai buvo kaip jungiamoji grandis tarp bitnikų kartos ir hipių. Ir kas juose buvo labai svarbu, tai buvo Kenas Kysis, kuris parašė Skrydį virš gegutės lizdo ir kaip visi žino, jis parašė visą romaną parašė vartodamas LSD. Tai būtent ir LSD buvo labai svarbus psichodelinės kultūros dalis ir ką mes dar šiandien bandėm nagrinėti, kad narkotikų susiejimas su apskritai menu. Ir tai yra labai susiję, iš tikrųjų, kalbant apie psichodelinių menų. Taip, su psichodeliniu menu, ne su jokiu kitu. Žmonės Lietuvoje apskritai yra labai kritiški. Labai neišsako savo kritikos. Taip, bet šiandien, aš manau, buvo vien tas susilaukimas kažkokios reakcijos, vien tai, kad žmonės neišėjo. Nes dažniausiai jau pas mus labai yra įprasta, jeigu tau nepatinka išeiti, nes tas senasis sovietinis palikimas, kad pabūsi iki galo, dingo. Ir žmonės buvo iki pat galo ir aš manau buvo todėl, kad jiems buvo įdomu. Bet kaip po to mes tikėjomės, kad tas žodinis pranešimas iš vis į kažkokią atvirą diskusiją ir tada toje atviroje diskusijoje pamatysime galimą kritiką ir taip vėliau, tai to nebuvo. Galbūt todėl, kad nebuvo tranzerių. Nebuvo tranzerių. Tranzeriai, kur jūs?